Jei šventiniam stalui planuojate pagaminti silkę pataluose, gaminkime ją kartu. Bulves, morkas ir kiaušinius išsivirkime iš vakaro, kad kitos dienos rytą produktai jau būtų atvėsę ir galėtumėm pradėti gaminti silkę pataluose. Ką ir kokiais kiekiais naudojau, tradiciškai surašysiu komentaruose. O dabar sutarkuokime bulves, morkas, kiaušinius ir burokėlius. Tada ant patiestos maistinės plėvelės išdėkime pirmą sluoksnį iš tarkuotų burokėlių. Šį kartą sluoksniam pertepti naudoju veldan majonezo padažą su marinuotais agurkėliais, nes jis skystesnis nei majonezas, dėl to puikiai pasiskirsto ant tepamo paviršiaus. Sekantis sluoksnis virtų bulvių, kurį gardinu maltais juodaisiais pipirais ir taip pat sutepu majonezo padažu. Toliau eina morkos ir vėl padažas, pjaustytas rausvasis svogūnas, tarkuoti kiaušiniai ir vėl majonezo padažo sluoksnis. Na, o sudėjus smulkiai pjaustytą silkę pradedam formuoti silkės pataluose vyniotinį. Kadangi šį silkės pataluose vyniotinį dariau didžiuliai kompanijai, tai turiu jums nuoširdžiai prisipažinti, kol jį susukau, paplušėjau iš peties. Ir dar prieš padėdamas silkę pataluos į šaldytuvą, ją susukau į foliją, tam, kad folija padėtų išlaikyti gražią ovalią formą. Toks silkės pataluose gamybos procesas gal skonio ir nepakeis, bet vaizdelį ant jūsų šventinio stalo išties pagyvins.